Sveiki, esu Diana Vertelkienė, sveikatingumo technologijų IVITA klasterio vadovė. IVITA klasteris buvo įkurtas 2011 metais, taigi veikiame jau daugiau nei 13 metų. Ir šiuo metu klasterį sudaro 34 nariai, kurių bendra apyvarta viršija 95 milijonus eurų, o investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą siekia daugiau nei 5 milijonus eurų. Kartu sudėjus, klasterio įmonėse šiuo metu dirba daugiau nei 2,5 tūkstančio darbuotojų. Klasterio nariai kuria išskirtinius produktus. Biotechnologijų srityje norėčiau išskirti chroniškų žaizdų gydymo priemones bei alternatyvas pooperaciniai burnos priežiūrai, siekiant išvengti atsparumo antibiotikams. Taip pat kuriami sveikatos medicininiai prietaisai, pavyzdžiui, neinvazinis nešiojamas mechaninių virpesių fizioterapijos prietaisas, skirtas laikinai sumažinti esencialinio tremoro ar Parkinsono ligos sukeliamus rankų drebėjimo simptomus. Reabilitacijos srityje kuriami naujos kartos ortopediniai įtvarai ir pažangus protezai, tokie kaip bioninė ranka ar kompiuterizuotas kojos protezas. Funkcinio maisto kūrėjai siūlo probiotinį alų, kolageno botanelius bei supermaisto miltelius, praturtintus vitaminais ir mineralais. Mūsų klasterio nariai pasižymi dideliais pasiekimais bei kuria inovatyvius, pripažintus produktus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio rinkose. Su Enterprise Europe Network konsultantais dirbame jau ne vienerius metus. Su šiuo tinklu pradėjome bendradarbiauti per Lietuvos inovacijų centrą. Įsitraukimas į Enterprise Europe Network veiklas tikrai padidino mūsų klasterio žinomumą, patikimumą ir pripažinimą tarptautinėje arenoje. Žvelgiant į ateitį ir toliau tikrai bendradarbiausime su Enterprise Europe Network komanda, kuri visada atsižvelgia į naujas kylančias tendencijas ir mūsų poreikius, o galimybės ir projektus, žinoma, diktuoja rinka. Todėl viskas šiuo metu krypsta į žaliąsias technologijas, inovacijas bei tvarumo sprendimus, kurie tampa vis svarbesni tiek verslui, tiek visuomeniai.